Nu, va, tai pasikalbėsim vėlgi apie efektyvumą ir kaip, reiškia, tai padaryti įpročiu komandoje ir asmeniškai. Ir aš irgi daugiau šnekėsiu per verslo prizmę, bet ir per asmeninę prizmę, nes vienaip ar kitaip aš daugiausiai dirbu su verslais. Ir, na, iš savo patirties matau, kad dauguma smulkaus ir vidutinio verslo vadovų, savininkų, kurie yra vienas, taip sakant, dviejose, reiškia, jie patiria daug streso valdydami savo verslus ir spręsdami kasdieninius verslo iššūkius, o rezultate dėja daugelio rezultatai pasiekti nelabai džiugina. Nes daug streso ir vis tiek pinigų netiek jau ir daug. Tai vat, yra mano sukurtas tas toks lietuviškai vadintųsi karkasas, angliškai frameworkas, kuris vadinasi nuo amato prie verslo, kuriame kaip tik ir yra sudėta, kaip sukurti tai, ką ir kalbėjo ir Tomas, kaip iš tikrųjų kurti sistemas, kuriuose tu darai tai, kas tau patinka, o tuos dalykus, kurios tau nepatinka, arba tie, kuriuos reikia tiesiog daug daryti ir neužtenka vieno žmogaus, gali deleguoti. Ir čia jau delegavimas gali būti ar kokiam dirbtiniam intelektui, ar natūraliam, čia jau kitas klausimas. Nes mano įsivaizdavimas yra, kad verslas, koks ten bebūtų, net vieno žmogaus įmonė, tai irgi yra tam tikras verslas, turi būti pinigų ir pasitenkinimo šaltiniu ir suteikti galimybę daryti tai, kas patinka. Aš turiu parašęs knygą, kuri vadinasi, taip ir vadinasi, nuo amato prie verslo, bei turiu tinklalaidę, kur kas savaitę dalinuosi įvairiai įžvalgom apie smulkų ir vidutinį verslą, apie efektyvumą. Jau yra beveik 150 epizodų, galite rasti nemokamai, klausytis, tam pačiam YouTube yra, Spotify ar kitose podcastų platformose. Bet prieš kalbant, kai mes sakom, oi, reikia daryti pokyčius, bet mes turim suprasti, kad bet koks patobulinimas ar pagerinimas reikalauja pokyčio. Bet ne kiekvienas pokytis gali būti arba gali vadintis, reiškia, pagerinimu. Ir pirmiausiai, norėdami, kad tas pokytis būtų pagerinimas, turime aiškiai suprasti, ką mes norim pasiekti ir ką mes norime pagerinti. Nes tai, ką Tomas minėjo, kad reikia turėti tikslus ir panašiai, bet kai mes kažko siekiam, mes turim aiškiai žinot, ką mes norim pagerinti, ką pasiekti. Ir kai mes dirbam, pavyzdžiui, su įvairiais verslais, būna klausimas, koks tikslas, ką mes norim pasiekti. Ar norim padidinti įmonės pelną? Ar labai dažnai būna, kad smulkaus ir net vidutinio verslo savininkai, vadovai sako, mane pelningumas tenkina, aš tiesiog noriu pats dirbti mažiau. Arba aš noriu, kad mano įmonė daug sparčiau augtų, išlaikydama tam tikrą pelningumą. Būna, kad ateina ir sako, žinok, aš noriu paruošti savo įmonę pardavimui. Aš noriu ne tik uždirbinėti iš įmonės kaip per pelną, bet aš noriu parduoti įmonę kaip produktą. Ir visi tie tikslai vienokie ir kitokie yra teisingi. Čia yra, kaip sakant, jūsų ar kito savininko teisė, ir net sąlyginai gal ir kažkiek pareiga, pasirinkti, ko jisai nori. Beje, ir neprivalot niekam teisintis, kodėl jūs norit to ar kito dalyko. Jūs tiesiog to norit, čia jūsų tikslas. Na, vėlgi, kai mes šnekam apie efektyvumą, kai mes kalbam apie efektyvumą, vėlgi, pirmiausia, užsiduokim savo klausimą. Kaip jūs vertinat savo šių metų rezultatus, tai, ką jūs pasiekėt? Na, jau beveik liko tik gruodžio mėnesį, ten dar kažką nuveiksim, bet jau nelabai ką galim pakeisti. Ir jau žinom, kas įvyks plius minus gruodį, reiškia, jau jūs galit labai vertingai taip sakant, tiksliai įsivertinti savo metinius rezultatus. Tai kaip jūs vertinat rezultatus? Ar turite jau aiškius tikslus 26 metam? Ir vėlgi, su kokiu didžiausiu iššūkiu susidurėt savo versle?
Nes vėlgi mes turim suprast, kad mes negalime daryti visko, pasiekti visko, taip mes turime atsirinkti ir kur sutelkti savo dėmesį. Na ir dažnai dirbdami su įvairiausiais, net su labai dideliais verslais, mes matome tą pačią problemą arba tą pačią tendenciją, kad verslas kažkiek augo, matot, taip. Toliau, tam tikrų metų augimas reikšmingai pradeda lėtėti. Na, kai kas sako, perėjom į stabilumo fazę. Deja, tai ne stabilumo fazė, o stagnacijos fazė. Jeigu jūs gyventumėt uždaroje erdvėje, tai gal tas stabilumas ir būtų gerai. Bet kadangi gyvename rinkoje, kur yra visada atsiras kažkas alkanesnis, energingesnis ir taip toliau, tai ta stabilumo arba stagnacijos fazė dažniausiai užsibaigia bankrotu. Arba, na, labai negerai. Tai kodėl vis dėlto mes neišlaikom to augimo tempo? Taip? Kur slypi to, lėtėjimo arba nepakankamo greičio priežastis? Dar mano viena iš metodikų, kurią mes naudojamės ir kurią jau seniai gilinuosi, yra taip vadinama apribojimų teorija, kuri teigia, kad bet kuri žmogiška sistema turi vienokį ir kitokį apribojimą, nes kitaip jos rezultatai būtų begaliniai. Tai reiškia ir net jūsų asmenybinis augimas ir rezultatai ribojami kažkokio jūsų asmeninio apribojimo. Na, kai organizacijos susitelkia, pradeda iš tikrųjų sutelkti dėmesį ten, kur reikia, yra rezultatai, šiemetiniai rezultatai keletų iš mano klientų, pavyzdžiui, robotizavimo sprendimų tiekėjas, išorinės reklamos gamyba, specializuotų įrengimų gamyba, pramoninės inžinerijos kompanijos. Taip, čia aš nekalbu apie didelės kompanijas, nes ten, sakykime taip, daugeliui šios dienos klausytojai matyti, tai būtų visiškai ne apie mane, neįdomu ir taip toliau. Dėl to pasirinkau pavyzdžius nedidelius. Visos šios kompanijos jau šių metų rugsėjį turėjo pasiekusios, tai čia yra šitie skaičiai, yra pernai metų apyvartos, jau rugsėjo mėnesį, vieni rugsėjo pradžioje, kiti rugsėjo pabaigoje, jau buvo pasiekę tokius rezultatus. Tai metinis augimas nuo 25 iki 40%. Be jokių išorinių investuotojų, be jokių kažkokių ten papildomų stebuklų, tiesiog sutelkus reikalingą dėmesį ir didinant tą rezultatyvumą, efektyvumą, kaip mes be pavadintume. Ir jūs galite turėti tokį augimą. Ir kur slypi to paslaptis? Iš tikrųjų, kaip mes dažniausiai planuojame. Mes išsikeliam tikslą, Tomas kaip sakė, taip. Toliau pasidarome tam tikras prielaidas. Įsivertinam tą situaciją. Prielaida yra, kur mes esam, kokios gali būti kliūtis ir panašiai. Priemam tam tikrus sprendimus, ką mes darysime, imamės veiksmų ir pasiekiam rezultatus, kurie turi būti tokie patys kaip mūsų tikslas. Tačiau labai dažnai reikia pripažinti, kad mūsų rezultatai netenkina, tai yra netitinka mūsų išsikeltų tikslų. Aš darau prielaidą, kad jūs čia esate tik dėl tos priežasties, kad esami rezultatai jūsų netenkina. Jūsų esami, ar jūsų verslo, ar jūsų veiklos, ar jūsų karjeros, ar taip toliau. Nes jeigu jūs tenkintų esami rezultatai, jūs paprasčiausiai kartotumėte tai, ką darote ir užsiimtumėt kažkuo kitu. Bet jeigu mūsų rezultatai netenkina, mes turim savo užsiduoti klausimą. Kodėl? Ir labai dažnai, dirbdami su įmonėm, sako, oi, reikia kažką keisti, daryti kitus sprendimus ir panašiai. Bet pirmiausia, mano klausimas yra, ar jūs padarėte tuos veiksmus, kuriuos buvote suplanavę? Ir būtent, kai mes šnekame apie sprendimus, sprendimai tai turi tapti veiksmais. Jeigu jūs nusprendėt, kad norit susitaupyti pinigų sumą X ir priėmėt veiksmus, sprendimus, kad darysit veiksmus,
kas savaitę atidėsit į specialią sąskaitą po 100 eurų ir per 50 savaičių nesutaupėt 5000, klausimas yra, ar jūs kas savaitę pervesdavo tuos 100 eurų. Jeigu jūs nusprendėte ten pasigerinti fizinę formą, reiškia sportavimas, ar jūs darėte tos veiksmus? Nes labai dažnai žmonės sako, oi, čia atsirado kliūčių ar panašiai, bet iš tikrųjų mes tiesiog nepadarėme tų veiksmų. Kodėl? Dėl įvairiausių priežasčių. Bet dabar kur sutelkti tuos veiksmus? Ir tai, ką kalbėjo ir Tomas apie tai, kaip, nuo ko pradėti arba kokius darbus daryti, bet pirmiausia, mes turim suprasti, kad smulkaus ir vidutinio verslo įmonės rezultatas ir kaip jisai dirba yra visiškas savo vadovų atspindys. Ir kaip sakė Mahatma Gandhi, jeigu nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs. Taip, kad jeigu jūs nepakeisit savo elgsenos, rezultatai nepasikeis. Beje, ilgą laiką man ten atrodė, kad svarbiausia pakeisti mąstyseną. Dabar aš pakeičiau tą požiūrį, iš esmės aš manau, kad mąstyseną galim ir nekeisti. Tol, kol jeigu jūs pakeisit veiksmus, net nekeisdami savo mąstysenos, rezultatai pasikeis. Pakeisti veiksmai yra būtina ir pakankama sąlyga kitokiem rezultatams. Tai, kad jūs pakeitėt mąstyseną, bet nepakeitėt veiksmų, rezultatai nepasikeis. Taip, kad jūs turit suprasti, situacija nepasikeis, kol nepasikeisite jūs, tai yra, kol nesiimsite kitų veiksmų. Ir vienas svarbiausių mitų, kurį mes labai dažnai savo darom, kad, kalbam, tai kartomas sakė, efektyvumas, kuo daugiau nuveikti ir viską. Klausimas, ar iš tikrųjų reikia kuo daugiau nuveikti. Ir tas mitas, tas dalykas, kad ne viskas yra vienodai svarbu. Ne visos užduotys vienodai svarbios. Yra nuostabi knyga, kurią mes esam išvertę ir išleidę, vadinasi Tik vienas dalykas. Tos knygos autorius yra didžiausios pasaulyje nekilnojamo turto agentūros Keller Williams įkūrėjas ir dabartinis vadovas. 24 metų, man atrodo, tos agentūros metinė apyvarta buvo 473 milijardai dolerių. Taip, per jos jie tiek objektų pardavė. Taip, tai toj knygoje, bet tą dėsnį daugelis proceso efektyvumo žmonių žino, tai yra aprašytas Pareto dėsnis. Pareto dėsnis daugelį tikriausiai esate girdėję, 80-20 dar dažnai vadinamas. Kad 80% rezultatų ateina iš 20% pastangų. Reiškia, iš tų darbų, kuriuos jūs kasdien darot, 20% tų darbų duoda jum 80% rezultatų. Beje, toks išsibarstymas veikia daugelį sferų. Labai dažnai versluose mes matom, 20% klientų atneša 80% užsakymo arba pralaidumo arba apyvartos. 20% asortimento gali sudaryti 80% apyvartos ir panašiai. Įdomus dar toks dalykas, kad šitas dėsnis yra fraktališkas. Tai yra, jisai pats savo gali būti pritaikytas. Tai yra, jeigu jūs turit kažkokius darbus ir 20% pastangų atlieka 80% rezultato, tai nuo tų 20% pastangų atsirinkus 20% likusių užduočių, tų dar svarbiausių užduočių, jūs gausit 80% nuo 80% rezultatą. Ir kai Tomas sakė, nuo kurios užduoties reikia pradėti, jisai turi savo sistemą, bet iš mano požiūrio, aš visada ką darau, pirmiausiai atsirenku ir vėliau pašnekėsiu, kaip tam tikrus kriterijus, kaip įsivertinant, bet kai jūs kitiem metam planuojate savo užduotis, ką jūs nuveiksit, turėsite susidarę daug veiksmų planą. Tada užsiduokit savo klausimą, kuris iš tų didelio sąrašo darbų duos svarbiausią rezultatą. Ir jūs pamatysit, kad
viena ar dvi užduotis, vieni ar du dalykai jums gali atnešti virš 60% viso tikėtino kitų metų prieaugio rezultatų. Tada kyla klausimas, o kam daryti visus kitus darbus? Kam juos iš vis daryti? Pirmiausiai reikia padaryti šitą svarbiausią darbą. Tas pats yra su darbų sąrašais. Tikriausiai daugelis iš čia dalyvaujančių turi tuos to-do listus. Ar jūs turit pasižymėję tuose darbų sąrašuose tuos 2 ar 3 svarbiausius darbus, kurie greičiausiai, labiausiai jūs artins prie jūsų tikslų? Ir pradėti nuo tų darbų. Ne varlę valgyti, ne dar kažką. Kaip varlės suvalgymas mane priartins prie mano tikslo. Deja, tie svarbiausi darbai dažniausiai nėra patys maloniausi, bet kriterijus neturi būti pradėti nuo bjauriausio darbo. Kriterijus turi būti nuo pačio svarbiausio, kuris labiausiai mane priartins prie tikslo. Na ir kai dirbam su organizacijom, bet kokia, jeigu tu nori pasiekti tikslą ir jo negali pasiekti, reiškia, tu turi apribojimą. Pirmiausiai turi aiškiai žinot, koks yra tavo tikslas. Toliau, koks tas yra esminis apribojimas, neleidžiantis tau pasiekti tą tikslą. Jeigu tai yra verslas, jūs norit padvigubinti pardavimus, kas jums neleidžia padvigubinti kompanijos apyvartos? Arba klientų neužtenka, užsakymų, arba neturit pakankamai pajėgumų. Kai tu labai aiškiai žinai, koks yra apribojimas, toliau klausimas, kokia yra problema, kuri neleidžia įveikti to apribojimo. Jeigu, reiškia, klausimas yra, kad norim daugiau klientų, tai kodėl negalim įmesti daugiau reklamos? Tai yra problema, neturim pinigų. Ir kiekviena problema sukelia tam tikrą procesinį konfliktą. Aš turėčiau įmesti pinigų į reklamą, bet aš negaliu įmesti, nes man reikia, aš neturiu tiek pinigų, kad rizikuot su reklama ir po to bankrutuot. Tai reiškia, labai aiškus konfliktas. Iš vienos pusės turiu investuoti pinigus į reklamą, tam, kad padidint užsakymų kiekį. Iš kitos pusės turiu nedidinti pinigų išlaidų reklamai, tam, kad kontroliuoti išlaidas. Ir kai jau mes turim aiškiai konfliktą, mes galime rasti inovaciją, sukurti inovaciją. Kai žinau, kad tai yra, kas neleidžia man šitą, sufokusuoju dėmesį ir, kaip ir Tomas sakė, per tą mąstymo laiką atrandu kažkokį sprendimą. Win-win, kuris be kompromisų man padeda išspręsti tą problemą. Ir aš apie nieką kitą negalvoju. Ir ta inovacija gali būti išnaudoti dirbtinį intelektą, automatizuoti ar ten dar kažką. Nes jeigu aš paskirsiu dėmesį visiems kitiem dalykam, man nuo to rezultato jokio nebus. Ir kai aš atrandu inovaciją, aš nepuolu visą galvą jos įgyvendinti. Aš pirmiausiai pasidarau eksperimentą patikrinti, ar ta inovacija veikia. Ir jeigu jinai veikia, aš ją pilnai įgyvendinu. Jeigu mano inovacija neveikia, aš grįžtu ir ieškau kitokio sprendimo. Ir esminis tikslas, tas procesas, bet kurios organizacijos tobulėjimo yra šitas. Vienas apribojimas, pirmiausiai aiškus vienas tikslas, vienas apribojimas, viena problema, vienas konfliktas, viena inovacija, eksperimentas. Išsprendžiam, tada tobulinam. Nesiblaškyt. Didžiausia bėda, kiek aš su organizacijom ir tom pačiom, kur rodžiau, jos tikrai galėjo pasiekti dar geresnius rezultatus, jeigu būtų dar mažiau blaškiusios. Bet jos yra sunkiausiai susitelkti ir išlaikyti dėmesį, nes visada atsiranda naujų blizgančių dalykų, davai tą pabandom ar aną. Bet jeigu tai yra ne apie mūsų, apribojimą, tai naudos nebus. Beje, visas sistemas, net save galima vertinti kaip grandinę.
Ir grandinės stiprumą nulemia silpniausia grandis. Mūsų dėmesys turi būti nukreiptas į silpniausią grandį. Tačiau ir tik tai ten mes turim fokusuoti savo dėmesį. Tačiau ne visada yra aišku, kuri grandis silpniausia. Ir vėlgi viskas prasideda nuo tikslo, ką mes norim pasiekti. Nes jeigu mes norime iš sistemos gauti, iš savęs, pavyzdžiui, gauti daugiau, reiškia, mes turim atrasti savo silpniausią grandį, kurią sustiprinsim. Bet jeigu mums nereikia daugiau, tiesiog reikia greičiau, reiškia, mes turim atrasti procese mūsų ilgiausią žingsnį ir ilgiausią grandį ir ją sutrumpinti. Jeigu o gal net ne tik sutrumpinti, gal mes galim iš vis kažkurios žingsnius eliminuoti. Nieko nėra kvailiau, negu efektyviai daryti darbus, kurių iš vis daryti nereikia. Galbūt man reikia daryti kokybiškiau, aš turiu atrasti grandį, kuri yra daugiausiai nekokybės daro. Jeigu aš noriu pasilengvinti, sumažinti išlaidas, taip, aš tada turiu sutelkti dėmesį į sunkiausią grandį. Taip. Bet vėlgi, pirmiausia atsiranda, koks mano tikslas, ką aš noriu pasiekti ir koks yra apribojimas. Ir blaška, multitaskingas. Apie multitaskingą aš tiek daug esu visur šnekėjęs, tai aš net nenoriu apie tai gilintis, bet kai tik tai mes pradedam, įsivaizduokit, jūs norit padaryti darbą kažkokį, mes pradedam daryti, persijungiam, atsitraukiam kažką kitą ir vėl darom. Ir mūsų persijungimas mums kainuoja, vėlgi toj pačioj knygoj. Tik vienas dalykas yra pateikti tyrimai, ten, kad būtent dėl šokinėjimo tarp užduočių mes prarandam apie 1/3 savo laiko. Mes galim sakyti, tai nedaug, tai yra po 1,5 darbo dienos per savaitę išvaistome tik ant persijungimų. Taip, kad išmokyt susimažinti ir nesiblaškyti. Pirmiausiai, net nedaryti dalykų, kurių nereikia daryti. Kaip sakė vienas garsus fotografas Steve'as Uzelis, kad multitaskingas ar daugiaveika tai yra galimybė susimauti daugiau nei vieną kartą tuo pačiu metu. Liaudyje sakoma, multitaskingas yra galimybė sufakapint daug dalykų vienu metu. Ir mano efektyvumo kodas, kaip ten Mažvydas klausė, mano rytas visada prasideda nuo klausimo, aš turiu reiškia, ir vonioje pasikabinęs ir savo pradedu nuo to. Koks yra vienas dalykas, kurį padarius, visą kitą darysis lengviau. Tai yra, kur yra mano dabartinis apribojimas ir kokius veiksmus aš darau tą apribojimą padaryti. Jį išnaudot, sustiprinti, sutrumpinti ir panašiai. Ir štai pas tą Gary Kellerį, didžiausias nekilnojamo turto agentūros vadovą, ant darbo stalo prieš akis, aš nusifotografavau pas jį prieš akis, visada padėta šita toks užrašas. Tol, kol aš nepadariau svarbiausio savo darbo, visa kita yra tiesiog trukdžiai. Aš darau ne tai, kas patinka, aš darau ne tai, kas skubu, o pirmiausiai tai, kas yra svarbu. Ir kad čia sako, šiandien Thanksgivingas, rytoj juodasis penktadienis, tai jeigu kažkas nori pasigilinti, yra knygos ir nuo amato prie verslo, ir vienas dalykas, galit kiekvieną knygą atskirai įsigyti, arba visą komplektą, šitą knygų komplektą, TOTS LT knygynas, arba pagal šitą nuorodą, įvesit nuolaidos kodą 1, dar gausit papildomą nuolaidą. Bet pats svarbiausias dalykas, visada savo užsiduokit klausimą, koks mano svarbiausias darbas šiandien, ir tol, kol aš jo nepadariau, visa kita yra trukdžiai. Nežinau, ar turim klausimų?
Gerai, tai dabar klausimas buvo toks žmogiškas, žemiškas, kaip nemultitaskinti, kai tą pačią užduotį darant ilgą laiką į pabostą, jau automatiškai norisi pradėti kažką kitą daryti, tai aš galvoju automatizuoti. Ne visada, ypač galvojama, va ką kalbėjo Tomas. Taip. Jo, bet žiūrėkit, mes čia treniruot, susikaupimo raumenį reikia treniruot. Mes esam atpratę nuo susikaupimo. Mes labai esam smarkiai susigadinę savo smegenis, mes nemokam susikaupti. Reikia pratintis. Jeigu jau jaučiat, kad pavargot, pasidarykit pertrauką, prasivaikščiokit, pamedituokit, bet nepradėkit daryti kito darbo. Okay. Dėl vienas dalykas knygos, tai skaičiau, įkrito į baseiną, vis tiek skaičiau. Tikrai nuostabi knyga ir tas klausimas tikrai atneša daug gerų įžvalgų ir ypatingai rezultatų. Ten toje knygoje galima rasti ne vieną klausimą, ne, tokį, kuris reikia susimastyti. Jo, ir iš esmės efektyvumas, ar ten rezultatyvumas, kaip mes jį bevadintumėm, yra paprasčiausiai ne apie tai, kaip daryti daugiau, o kaip nustoti daryti dalykus, kurių nereikia daryti. Super. Ir kai ten kažkur skaičiau, mačiau reklamą knygos How to get shit done. Mano pirma reakcija buvo mintyse. Paprasčiausiai stop doing shit. Nereikia visko daryti. Viskas nėra taip svarbu. Ne viskas yra vienodai svarbu. Pasižiūrėkit, kai ten pradeda pasakoti, oi, čia aplinkybės neleidžia. Prisiminkit tuos momentus, kai bėgdavot prispirti į tualetą. Ką reiškia fokusuotas žmogus? Vienas tikslas. Ir susitelkimas. Taip. Tai čia svarbiausias dalykas. Ir iš esmės, visi, su kuriais man teko bendrauti, sėkmingi žmonės, su kuriais dirbti, jie padėti ar panašiai, visų jų sėkmė, ta sėkmė tai ir kai jie patys, ne loterijoje laimi, bet ta sėkmė kabutėse, bet rezultato jų paslaptis labai paprasta. Sugebėjimas susitelkti ir nesiblaškyti. Neriau, aš beveik norėjau užduoti kitą klausimą, bet labai geras atėjo. O mažame versle, kai vienas žmogus remia daug kampų, kaip susikoncentruoti vieną dalyką, kai kito netlikimas gali lygiai taip pat skaudžiai neigiamai paveikti įmonę. Pirmiausiai, žiūrėkit, nusimkim karūnas, smulkus verslininkai, pasaulis nesustos, jeigu jūs kažkokį darbą atliksit vėliau. Vėlgi mes šnekam apie nesiblaškyti yra vieną darbą vienu metu. Jeigu jūs, pavyzdžiui, norit susikurti gerą reklaminę kampaniją, kaip pavyzdys, tai pasiskiri valandą ir dirbi prie to klausimo nesiblaškydamas. Po to kitus skubius darbus padarysi, bet pirmiausiai, mes, kai dirbam su smulkiais verslininkais, aš ir knygoje išneku apie tai savo, bet iš esmės pradėkit nuo 1 valandos, va tiem svarbiausiam darbam, kai nesiblaškysi. Kartais nuo 0,5 valandos, po to valanda, bet kai pradedi stebėti ir žiūrėti, pirmas dalykas, pasidarykit dienos fotografiją. Yra darbai, kurie iš vis nereikalingi, nustoja duos daryti. Yra rutininiai darbai, kuriuos galima deleguoti, automatizuoti ar panašiai. Bet tam, kad jūs galėtumėt identifikuoti tuos dalykus, jums reikia pasiskirti savo laiko. Jums reikia pradėti galvoti. Žodžiu, reikia pradžiai atrasti laiko galvojimui. Taip. Taip būtų. Vėlgi knygoje vienam dalykė labai gražiai tai sudėliota, kaip pradėti laiką blokuoti svarbiausiams darbam. Fantastika. Gerai, ačiū labai, Neriau, už pasidalinimą. Tikiu, kad buvo naudinga. Tas paskutinis klausimas, manau, buvo toks labai aktualus
smulkiem ar ne verslam. Tai dėkui tada. Esminė žinutė iš tavo pusės yra vienas dalykas. Sutelkit savo dėmesį apribojimą. Šventai. Sėkmės. Dėkoju tada, ačiū tau, gerą vakarą, kitus. Gerą vakarą, iki.